Replika po balsavimo, Kęstutis Masiulis. Gerbiami kolegos, prie visos pagarbos šiandieną iš tikrųjų vieną sunkų ir vertingą darbą darėte, pratęsdami tai, kas buvo prieš 8 metus pradėta, tai miškų reforma. Tai tikrai vertas pagarbos jūsų darbas ir aš nukeliu kepurę už šitą veiklą. Geras darbas. Dabar kviečiu komiteto pirmininką Kęstutį Mažeiką. Yra gauti ne tik tais tie Seimo narių pasiūlymai, kuriuos komitetas apsvarstė, tačiau įvertinant tai, kad buvo ypatinga skuba ir po komiteto posėdžio pateikė pasiūlymus Rimantas Jonas Dagys, juos mes turime svarstyti, nes tai mūsų įpareigoja ypatinga skuba ir atitinkamai išlaikytos valandos, tai prašome tada pastraipsniui. Į pirmąjį straipsnį buvo pateikta į pirmo straipsnio pirmąją dalį, siūlant pakeisti antrojo straipsnio ketvirtąją dalį, gamtotvarkos priemonios miškuose. Seimo narys teikė pasiūlymą ir reikia 29 Seimo narių pritarenčių jo pateiktam pasiūlymui. Ar balsuojame, ar galbūt bendru sutarimu tiesiog leidžiame pateikti visus pasiūlymus? Leidžiame pateikti visus pasiūlymus. Taip, sutarėme. Rimantas Jonas Dagys, kolega, prašome pristatyti. Seimas tiesiog nutarė, kad leisti visus pristatyti jūsų pasiūlymus. Ačiū labai. Galų galiai įsiaiškinom dėl projekto, kuriam čia aš 4 rašiau, čia dabar 5 yra, bet matyti čia kokie nors vėl nesusipratimas. Bet pasiūlymo esmė, kad saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir ekosistemų išlikimas yra per siauras, mano galva, uždavinys gamtosaugos priemonių, kadangi nėra numatyta kitų priemonių, kurios rūpintųsi plėtra, siūloma atitinkamai pataisyti apibrėžimai ir įrašyti tarp tų visų užduočių gamtotvarkos priemonės miškuose ir plėtrai užtikrinti, nes plėtra irgi yra labai svarbi, nes jeigu mes įteisinam, jau kai matosi iš pataisų tam tikrą monopolį kažkoje įmonėje, tai yra tam tikras pavojus, kad tų miškų gali tiesiog dėl komercinių sumetimų arba neplanuotos veiklos, tiesiog neprotingos veiklos sumažėti. Tai mes iš principo turim kalbėti ir apie plėtrą. Tai irgi būtų jų rūpestis. Ačiū, pirmininkai. Vyriausybė tikrai imsis didelės atsakomybės, jeigu mes šiandieną pritarsime šitai reformai. Bet man netenkina, todėl kad komitetas net nesvarstęs, mes šiandieną salėje kalbame apie tai, nežinodami kolega, apie ką. Kolega, ypatinga skuba. Jūs pasižiūrėkite statutą. Viskas gerai, kad ypatinga skuba priimta, bet tai jinai priimta ne taip staigiai, kaip jūs galvojate, kad šiandieną mes priimsim ir bus visi urėdai ir darbuotojai patenkinti. Tai aš už tai ir susilaikau ir balsuosiu prieš. Taip, dėl Rimanto Jono Dagio pirmojo pasiūlymo prašome balsuoti. Balsuojame už pasiūlymą Rimanto Jono Dagio pakeisti 2 straipsnio 4 dalį gamtosaugos priemonės miškuose įrašant ir plėtrai užtikrinti. Visi supratom. Už pasiūlymą. Balsavo 102 Seimo nariai, pasiūlymui pritarė 94, prieš 4 susilaikė 4. Rimanto Jono Dagio pirmajam pasiūlymui pritarta. Antrasis pasiūlymas pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti atitinkamai. Gerbiamas Rimantas Jonas Dagys pateikė pasiūlymą. Tai, gerbiami kolegos, vėl siūlau apsvarstyti vieną pataisą, kurią aš buvau registravęs ir vieną projektą ir gaila, kad čia mes ekspromtų derinam formuluotės. Tai norintys puikiai dabar šiuo metu Lietuvos miškai vienas didžiausių mūsų turtų ir mes turime išsaugoti juos. Tai ekonominis, ekologinis, turistinis resursas ir viena iš lietuviškos tapatybės jungčių. Mūsų partizanai gynėsi miškuose ir kur nors. Todėl pirmiausia turime rūpintis jų išlikimu, o tik vėliau ūkinė veikla. Ypatingai, jeigu mes įteisinam monopolistą, tai
Tai šiuo atveju mes turim kelti tam tikrą jam ir užduotį, kad nedominuotų interesas susijęs su vien tik tai bizniu, o būtų interesas pirmiausia gamtosaugos priemonių. Todėl siūlau pakeisti įstatymo redakciją ir apibrėžti, kad kompleksinė miško ūkio veikla, tai yra veikla apimanti miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, taip pat racionalų, pabrėžiu, miškų išteklių naudojimą be prekybą medieną ir miško ištekliais, tačiau nepakenkiant gamtotvarkos priemonių įgyvendinimui, kad biznis nekenktų gamtos išsaugojimui, kad nebūtų kertama visur bet kaip ir bet kurių būdų. Tai aišku, tai yra galbūt ir šiek tiek deklaratyvi ta nuostata, bet vis dėlto aš manau, kad tai yra tam tikra prevencija ir galima būsimos kontrolės tam tikras svertas mums prižiūrintą reformą. Dėkoju, nuomonė už Juozas Olekas. Ačiū, gerbiama pirmininkė, iš tikrųjų palaikau kolegos pasiūlytą teikimą. Tik aš noriu pasiklausti dėl vedimo tvarkos dar vieną dalyką. Mes rytiniam posėdį svarstėm 3 variantą. Dabar 4. Dabar pas mus parašyta 5. Aš norėčiau matyti Teisės departamento išvadas, kurios buvo pateiktos tam 4 variantui, kuris dabar iš mūsų dingo ir iššoko kažkoks 5. Tai gal gali etikos ir procedūrų komisija įsiaiškinti? Nereikės etikos procedūrų komisijos. Kur čia dingo? Mes svarstėm iš ryto 3 variantą. Ar logiškai jums aišku yra? Ir dabar mes staiga turim 4 variantui, kuris gimė po svarstymo komitete neigiamas Teisės departamento išvadas, tada dingsta 4 variantas ir atsiranda kažkoks mistinis 5. Tai gerbiamui Juozui Olekui jau aš atsakysiu, kad iš tikrųjų jokių mistikų nėra. Sistemoje tiesiog redakcinio pobūdžio klaida įvyko ir buvo užregistruotas 4 ir todėl reikėjo pakeitus vieną raidelę tekste užregistruoti 5 ir čia jau mūsų kompiuterinė sistema. Todėl visi būkite ramūs, jokių diversijų, jokių neteisingų veiksmų tikrai nėra. 4 nebegalioja ir Teisės departamento išvada, viskas bus suderinta iki tol, kol mes sutvarkysime. Dabar, kolegos, įsakėte nuomonę kartu už, kartu priekaištus eilinį kartą iš šitos pusės, tai apsispręskime ir balsuokime dėl Seimo nario gerbiamo Dagio pasiūlymo. Balsavo 105 Seimo nariai, už 101, prieš nėra, susilaikė 4, Rimanto Jono Dagio antrajam pasiūlymui pritarta. Kitas Rimanto Jono Dagio pasiūlymas pakeisti 2 straipsnio 31 dalį. Čia eina kalba apie pagrindinę šio įstatymo savokas. Prašau, kolega, dėl vedimo tvarkos. Man galima palaukite minutę, dabar jau suteikiau žodį, tai jūs kalbėkite. O po to, Eugenijau, Pone posėdžio pirmininkė, aš tikrai patikėjau, kad dėl kažkokios raidelės, tačiau pasižiūrėjau, kaip kompiuterėje skamba 5 variantas, tai čia nebėra raidelė. Aš, pavyzdžiui, žiūriu 4 straipsnį, 7 straipsnio pakeitimas, 1 eilutė. 4 variante, kurį turiu kaip 4 variantą, yra parašyta: Lietuvos Respublikoje veikia miškų urėdija, urėdijos. Tuo tarpu 5 variante žodžio urėdija nebėra. Man gal tas ir tinka, bet atleisite, tai ne raidelė. Taip, gerbiamasis, man taip ir sako sekretoriatas, kad tai dėja buvo tik techninio pobūdžio klaida. Ačiū už jūsų pastabumą. Gerbiami kolegos, tai urėdijos jau dabar turi pakankamą tinkamą personalą dirbti pelningai, tai rodė net ir krizės sąlygom ir dabar matosi ir miškininkų išvadose, kurias pateikta ekspertų išvadose.
Todėl negriaunant veikiančios sistemos galėtų toliau vykdyti prekybą mediena miško ištekliais funkciją, kiek tai nekenkia gamtosaugos priemonių gyvendinimui. Jo labiau, kad mes tam tikrą galimybę jiem prekiauti esame palikę. Tai šitoj vietoje aš siūlau dviejose vietose pataisas. Tai pirmiausia, papildant tai, kad yra taiko gamtotvarkos priemonės apimančią miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, ką ir dabar darė, ko dabar aš pasigendu šitoj aprašyme, tai neaišku, kas tą darys. Ir kitas yra vykdo racionalų miškų išteklių naudojimą bei prekybą mediena miško ištekliais, tačiau nepakenkiam gamtosaugos priemonių gyvendinimui. Tokia yra siūlymo esmė, kuri turbūt irgi šiek tiek išlygina situaciją, kaip po mūsų visų tokių balsavimų. Dėkoju, nuomonės už nėra, nuomonė prieš, Povilas Urbšys. Iš tikrųjų, bandoma prisitengiant gamtotvarkos priemonę išsaugoti galimybę urėdijams toliau vykdyti tą prekybą ir praktiškai tokiu būdu įteisinti tą variantą, kur daugumas Seimo narių pasisakė, kad jį reikia reformuoti. Todėl, jeigu mes būsime nuoseklūs, kompleksinė miškų ūkio veikla, jinai susieja gamtotvarką su ūkinė veikla. Tai mes tada neskaidykime. Antras dalykas, nepasiduokime užslėptam būdui vėl sugrąžinti prekybos funkcijas urėdijam. Dėkoju, nuomonės už nėra. Prašome apsispręsti ir balsuoti dėl Seimo nario Rimanto Jono Dagio pasiūlymo pakeisti 5 straipsnį 5 dalimi. 5 dalį. Balsavo 101 Seimo narys, už 31, prieš 47, susilaikė 23, pasiūlymui nepritarta. Bet šiandien matant absoliučią daugumą ir matant visišką premjero ir aplinkos ministro pasiryžimą prisimti savo atsakomybę, tai belieka tiesiog atverti ją į kelią. O todėl aš kvieščiau pritarti visam straipsniui ir iš esmės suteikti galimybę ir vienaskaitai, ir daugiskaitai tarp juridinių asmenų. Bet kaip vyko visa diskusija, tai ir kaip šiandien jinai vyksta, tai man didelis nuogastavimas, ar iš esmės yra gebėjimas įsiklausyti į kolegas ir partnerius ir diskutuoti apie tai, nes visą šitą virsmą iš esmės įvykdė tik tai vienas atskiras papildomas įstatymas, tai yra PVM šildymo lengvata. Ne kokie nors argumentai, ne dalykinė diskusija apie įgyvendinimo terminus ar dar kažkas, bet iš esmės PVM lengvata nusprendė visą likimą paremimą šito projekto. Tai aš labai kviečiu grįžti prie dalykinės diskusijos, ministrui linkiu daug sėkmės, nes monopolijos turi ir savų įgimtų bėdų ir tiek genetinių, tiek kitokių, tiek rizikų. Tai gerbiamas ministrė, suteikdami jums gali monopolizuoti iš esmės į vieną įmonę šio straipsnio patvirtinimu, mes labai norime, kad jūs būtumėte atsargus, nes jūs gal ir geras žmogus, bet kas žino, kas ateis po jūsų. Taip, Juozas Olekas. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Tai mes nemažai melo girdėjom ir netiesos iš aplinkos komiteto pirmininko. Tas buvo pasakyta ir apie mano pataisą, nors aš specialiai perregistravau į būtent šį įstatymą, kadangi aš tikėjau, kad mes suartėjom su vyriausybės variantu ir buvau registravęs vyriausybės variantą. Deja, dėl tokio komiteto pirmininko elgesio, vyriausybės variantas buvo padėtas į šalį ir tada aš perregistravau būtent šiam variantui. Taip, aš mačiau ten klaidelę, lygiai taip, kaip klaidelę matė kažkas iš sekretoriato, kad buvo užregistruota ne tokio ir mes turim ne 4 variantą, o 5. Mes nematėme to konsoliduoto varianto ir gali būti ta klaida. Bet mano pasiūlymas veikiančią pagal valstybinės įmonės įstatymą įmonę vadinti valstybinę įmonę labai logiškas.
kad nebūtų, nes dabar neaišku, kas yra urėdija. Galbūt akcinė bendrovė ar kokia įmonė. Mano pasiūlyme labai aiškiai vardinta, kad tai yra valstybinė įmonė. Kitas variantas yra labai aiškiai pasiūlyta kriterijai, ko mes taip pat buvom susitarę su vyriausybė. Ir vyriausybės variante buvo projektas, kuriame buvo numatyta nustatyti kriterijus ir pagal plotus, ir pagal kirtimus. Tai mano projektas buvo registruotas būtent šiam variantui. O ką pirmininkas kalba ir rašo, tai jau čia kitas dalykas. Dar kartą kviečiu etikos ir procedūrų komisiją įsiaiškinti. Gerbiamas Juozai, bandau jau net neklausti komiteto pirmininko, nes jūs išreiškėte tokį nusivylimą, bet ir pati skaityti. Iš ties, kolegos, nerandu to teksto 7 straipsnėje, į kurį jūs teigiate savo siūlymą. Tai kažkas, matyt, tikrai nesuderinta jūsų pasiūlymo pagrindu, todėl komitetas jo ir nesvarstė. Papildykite arba paneikite, gerbiamas komiteto pirmininkė. Tai komitetas bet kuriuo atveju nepritarė, nors argumentai tikrai neįtikina, ką dabar kolega sako, bet mes, kad etikos ir procedūrų komisija net būtų apkrauta papildomų darbo, atsižvelgdami tai, nepritarėm šitam jūsų pasiūlymui, net nežinai, kurį straipsnis buvo siūlytas. Gerbėmėjai Seimo nariai, aš turėčiau su jumis pasitarti, ar mes turime leisti dabar pateikti į... Prašome balsuoti tada, kas už tai, kad... Ne, bet klausykite, gerbiamas Juozai, jūs šaukite iš suolo, priekite prie šoninio mikrofono, labai tvarkingai, Juozas Bernatonis, ir pasakykite, į kurią straipsnio dalį, kas atitiktų dabar registruotą įstatymo projektą pateikti, kad nepadaryti sumaišties. Juozas Bernatonis. Gerbiama posėdžio pirmininkė, visus įregistruotas pataisas, kurioms nepritarė komitetas, mes svarstėme Seime. Tai aš nesuprantu, kodėl tokia išimtis daroma tai pataisai, kurią įregistravo Seimo narys Olekas. Jis gali tą pataisą pristatyti. Jo labiau, kad ir komiteto pirmininkas pasakė, kad komitetas tai pataisai nepritarė. Bet tą pataisą komitetas svarstė. Tai kodėl jūs savavališkai neleidžiate Seimui apsispręsti? Savavališkai tikrai netrukdysiu ir savavališkai leisiu Juozui Olekai pateikti jūsų valioj apsispręsti, kur čia mes ją įdėtumėm tą pataisą, bet tai yra Seimo valia. Gerbiamas Juozas Olekas nori papildyti įstatymo 7 straipsnio 1 dalį ir teikia pasiūlymą. Ačiū pirmininkė, tai kaip jūs ir minėjote, turbūt dabar pasikeitę yra įstatymų straipsniai dėl papildomo 5 straipsnio ir ko gero šitas straipsnis bus 8 straipsnis, bet tai senajam tvarkoj 4 varianto, tai būtų 7 straipsnis 1 dalis. Ir mano siūlymas yra, dar kartą pakartoju, įvardinti valstybinę įmonę miškų urėdiją ir nustatyti kriterijus, kokia ta urėdija turi būti, kaip ir buvo vyriausybės variantų vienas iš galimybių. Tai yra nuo 25 tūkstančių iki 55 tūkstančių hektarų plotas ir 100 tūkstančių kubinių metrų kirtimai. Manyčiau, kad tai yra labai logiška pasiūlymas, kurį mes nekartą diskutavom ir kaip aš suprantu, vyriausybės pasiūlyme toks variantas, tokie kriterijai urėdijai pasilieka. Tik tai, kad mes jo nesvarstom, todėl aš siūlau papildyti šitą įstatymo projektą būtent tais kriterijais, kurie yra nukelti į būsimą vyriausybės variantą. Dėkoju. Jūs pristatėte pasiūlymą, už jį nuomonę nori išsakyti Remigijus Žemaitaitis. Ačiū, gerbiamą pirmininkaujantį. Tai iš ties, kolegos, aš tai siūlyčiau, aišku, pritart, bet ką kalbėjo kolega mano Rimantas Dagys, tai tą sako žingsnis po žingsnelio į ciniškumą. Tai, manau, ciniškumas buvo iš jūsų partijos, kai jūsų partija politiniais mainais miškų urėdiją pardavė už vadinamą PVM lengvatą. Tai klausimas yra, kur tas ciniškumas ir kur tas žingsnis prie žingsnelio. Aš tai iš ties siūlyčiau pritarti Juozo Oleko pasiūlymui, nes pats pasiūlymas nėra blogas. Ir aš manau, kad tikrai reikėtų etapiškai tą dalyką padaryti, nustatyti monitoringą 2 metų ir išėti, kas iš tų urėdijų gaunas. Mes labai nusikreipiame dabar į pačias urėdijas, bet nežiūrime
plačiaja plasme, kaip jos veiks ir kokią turės regioniniai politikai įtaką. Visi rinkimų programų metu mes kalbėjome apie regioną, mes kalbėjome apie rajonus, mes kalbėjome apie gyventojų pajamų mokesčio surinkimą, apie PSD, apie sodrą ir panašiai. Šioje vietoje, darydami reformą ir nepritardami Juozo Oleko pasiūlymai, iš tiesų mes iš rajono atimam galimybę gauti gyventojų pajamų mokestį. Ta reikia puikiai žinoti, nes gyventojų pajamų mokestis eina su žmogumi, kuris yra registruotas. Ir jeigu bus viena urėdija ir jinai bus registruosi žmonės arba bus įforminami ar ten Vilniuje, Kaune, ar Klaipėdoje, dar kažkur tai ir pateis registracijos gyvenamą vietą, tai Rietavas, ir Biržai nukentės, ir Karvalyje, ir Plungė, ir visos kitos savivaldybės. Todėl aš iš esmės tikrai siūlyčiau pritarti ir, gerbiamas Jonai, pasišnekėkite su savo frakcija, dar turite pusę minutės laiko įtikinti, kad pritartų šitam pasiūlymui. Nuomonė prieš, Povilas Urbšys. Tai yra eilinis desperatiškas noras vėl laikrodį atsukti atgal. Jau dauguma Seimo narių apsisprendė, kad geriausias modelis yra Lietuvos valstybinė miškų valstybinė įmonė. Dabar čia norima padaryti dar ir miškų urėdijos. Ir aiškiai apibriežti to ir miškų urėdijos, kokius jo plotus užima ir bet kokią kainą išsaugoti kaip savarankiškus darinius. Man atrodo, jeigu Seimo dauguma, kuri pritarė būtent reformai, yra nuosekli, tai negali keistis nuomonė viena iki piet, o kita po piet. Tai, man atrodo, visi esame čia sveiko proto žmonės ir balsuosime nuosekliai. Gerbiami kolegos, jokia valstybinė įmonė nebuvo taip įsprausta struktūra į įstatymo rėmus kaip urėdijos. 2015 metais gegužės 14 dieną įvyko gėdingas balsavimas, kuomet 103 Seimo nariai įkūnijo šitas 42 urėdijas. Liberalai buvo nuoseklūs sakydami, išbraukime 42 urėdijas iš įstatymo. Reformos yra būtino šitame sektorėje ir tos reformos iš tikrųjų atėjo. Bet diskutuojant per šitą pusmetį, iš tikrųjų pristatytas įstatymo projektas buvo sausio 10, diskusija jinai beveik nevyko. Į komitetą pirmą kartą įstatymas atneštas lygiai po pusę metų ir Seime priimtas iš esmės per vieną dieną. Jeigu taip yra vykdomos reformos, tai jom yra didelis pavojus neįvykti ir iki praėjusios savaitės buvo akivaizdu, jog balansavimas yra ties nepriėmimo riba, kokia jinai bebūtų, diskusijos nevyko. Ir tuomet praeitą savaitę buvo ieškoma kompromiso, kaip galima būtų įgyvendinti reformą etapais. Liberalai nuosekliai pasisakė už tai, kad reforma vyktų, jinai būtina diskutuoti su visomis pusėmis, tiek su pramonė, tiek su valstybiniais miškais, tiek su miškininkais. Bet diskusija visada buvo išvadinta visokiais epitetais, kurie užkirsdavo bet kokią galimybę vienytis. Ir šiandien mes matome rezultatą, kai reforma iš esmės 7 mėnesius nediskutuota Seime, priimama per vieną dieną. Tai yra labai žalinga. Bet mes žengėme tikslo link ir aš šiandien savo metamorfozę džiaugiuosi, nes iš esmės liberalai visada pasisakė už reformą. Jinai nėra tobula. Netobulai ministras komunikavo, bet jinai yra būtina. Ir aš labai linkiu, kad ministras atrastų galimybę diskutuoti apie optimalius sprendimus. Kviečiu balsuoti už. Dėkoju, nuomonė prieš Jurgis Razma. Gerbiami kolegos, aš manau, kad čia beveik visi pasisako ir supranta, kad reikalingos reformos toje sistemoje. Bet lieka slogus įspūdis, kaip mes į jas einam. Štai ir šiandien po mūsų sprendimo tikrai liks įskaudinti urėdijų darbuotojai, taip su virš jų likusiais pakabintais įvairiausiais kaltinimais, kad tai yra labiausiai korumpuotos struktūros ir kaip žmogus turi jaustis ten dirbdamas. Liks su nuoskauda profesinės sąjungos, kurių vadovams vietoj dialogo buvo pagrasinta generalinė prokuratūra. Mes neturim nei kaštų naudos analizės, nei rimtos ekspertinės išvados, eidami į tokią rimtą reformą. To niekada nėra buvę. Dabar šitame projekte net neliko tų dalykų, kurias žadėjo vyriausybė. Pavyzdžiui, nėra pasakyta, kad liks kokie nors filialai, ar stambesniuose dariniuose, ar mažesniuose.
Nėra jokių garantijų smulkiajam verslui medienos perdirbimo srityje, nes tas pasakymas, kad bus iki 7% mažmeninės prekybos, tų garantijų neužtikrina. Nėra socialinio poveikio, kaip atsilieps regionų situacijai mūsų priimtas sprendimas. Taip, teoriškai pagal įstatymą vyriausybė dar turi galimybę viską padaryti pakankamai protingai. Išanalizuoti, apsispręsti, koks variantas, kiek urėdijų geriausiai tiktų, bet mes puikiai žinom ministro nusistatymą. Jis be vieno urėdijos varianto ar valstybinės įmonės Lietuvos miškai kitų variantų nemato. Nieko nesvarsto, nieko neanalizuoja. Taip, kad nereiktų turėti iliuzijų. O dabar dėl tų iliuzijų, kurias turi stambieji perdirbėjai priimant šį įstatymą, aš manau, kad jos gali taip pat nepilnai išsipildyti. Kai dabar bus parduodami, paskutinis sakinys, kai dabar bus parduodami be abejo labai stambus kiekiai, neatmestina, kad į Lietuvos rinką ateis naujas eksportuot. Atsiprašome, kad išsijungiai aparatūrą, matyti jau įprato, kad 2 minutės ir taškas. Aušrinė Armonaitė. Labai atsiprašome gerbiamo Jurgio, kad išsijungė per anksti. Dėkoju. Ne per anksti, bet laiku jūs tiesiog nepasakėte visko. Prašau. Dėkoju. Na, iš ties Lietuvoje jau 10 metų kalbama apie miškų ūkio valdymo reformą ir kas joje turėtų keistis. Tačiau kas iš tikrųjų pasikeitė, tai tik tiek, jog įstatymė buvo įrašytos 42 urėdijos ir tai yra analogijų neturinti situacija. Jau bene 10 metų efektyvinti ir labiau centralizuoti miškų valdymo ūkį mes girdime iš viešojo administravimo profesionalų, iš ekonomikos profesionalų. Apie tai anksčiau kalbėjo ir anksčiau veikusi Saulėlydžio komisija, kurią vėliau buvo pervadinta į viešojo valdymo ir tobulinimo komisiją. Tose komisijose dirbę ekspertai. Raginimą ambicingiau depolitizuoti ir efektyvinti miškų ūkį mes taip pat girdime ir iš ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos. Tai 42, 30, 25 urėdijos, tai vis tiek yra gerokai per daug tokiai nedideliai valstybei kaip Lietuva. Ir tiesą sakant, aš nebijočiau ambicingesnės reformos, ambicingesnio miškų ūkio valdymo centralizavimo. Ir mano balsas šiandien yra už reformą. Aš visiškai palaikau vyriausybės planus. Darykite tai, ką jau seniai reikėjo padaryti. Dėkoju gerbiamoji kolegė. Nuomonė prieš Rimantas Jonas Dagys. Gerbėjai kolegos, klausimas tikrai nenaujas. 2004 metų kadencijoje gerbiamas Kirkilas atėjo su visuomio projektu pirmą kartą, norėdamas įteisinti išskirtinės monopolinės teisės vieniem būtent perdirbėjam. Tas interesas buvo ir antikorupcinė komisija svarstamas. Po to mūsų vyriausybės metu panašių diskusijų. Paskiau Butkevičiaus vyriausybėje vėl ėjo ir atsirado tie saugikliai 42, kadangi buvo monopolistas supirkimui, turėjo būti teisintas ir Seimo nariai nuo to gynėsi. Aš manau, kad su monopolistų teisinimu mes jau blogai pasielgėm, tai ta centralizacija mums atsilieps labai brangiai. Čia nėra, ponia Armonaitė, kokia nors 40 įmonė, yra viena įmonė, ką mes įteisinam. O svarbiausia, tai mūsų diskusija. Mes tiesiog be diskusijos įteisinam. Šiandien net diskutuoti neleido Seimo nariam. Šiandien mes iš klausos priimėm pataisas, kurios visiškai, absoliučiai nebuvo svarskomas ir diskutuojamas, neaptariamos, nieko mes turėjome ekspromtu tą daryti. Interesai kirtosi kaip reikiant. Vyriausybė nusamdė ekspertą, kurį pati išlaikė. Kitiem pinigų ekspertam neatsirado. Mūsų žiniasklaidoj Delfis kalba, kad 30% nepritarė reformai, Lietuvos rytas kalba apie 61 reformai pritarė, palaiko urėdijas. Emocijos liesi per kraštus, bet svarbiausia, ką mes dabar padarėme, tai mes paneigėm visus principus. Kur tas principas apie kolektyvinius susitarimus? Kur yra konsultacijos su miškininkais? Kur čia mes deklaravom, kad mes plečiam tos tarpusavio susitarimus, profsąjungiečiai? Apie ką jūs čia šnekat? Visą šitą po šito galima daugiau nekalbėti, jūs net nepradėjot su jais diskutuoti. O salėje buvo pasakyta, kad tam pritarė, nors miškininkų profsąjungos iš karto tą paneigė. Taigi,
kalbame apie žmonės, kurie paaukoja savo gyvenimą, miškininkai visą savo kartas. Ir mes su jais taip elgiamės. Negaliu pritarti tokiam sprendimo būdui. Dėkoju. Eugenijus Gentvilas. Nuomonė už. Žinote, aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad miškų urėdijų reforma ir pertvarka vyksta būtent mano projekto pagrindu. Jeigu ne aš, tai būtų kritę. Kai beje jūs jau patys atsisakote savo vyriausybės projekto, atidedate rudeniui ir jeigu šiandien priimsime mano projektą, tai savo atsimsite. Tai prisiminkit. Tačiau yra kitas dalykas. Aš iš tikrųjų, gerbiamas Skardžiau, į tą šiandien priiminėjimą projektą žiūriu kaip arklys į Trojos vartus ir visiškai nebeatpažįstu to projekto. Šiandien priėmimas ir parengimas vyko tokiu iškreiptų būdu, man sunkiai suprantamų būdų, nežinau, ar pagal procedūrą ir statutą visą tai vyko, bet pasiaiškinsime vėliau, nenoriu trukdyti dabar. Matėme ir kitų tokių iškrypėliškų veiksmų. Yra tautoje posakis keisti ratus į batus. Tada, kai tokie kažkokie keisti nelygiaverčiai mainai, aš suprasčiau, jeigu konservatoriai su valstiečiais keistų batus į kaliošius ar į veltinius, na tai dar suprantamai, ta pati opera, tik kita arija. Tačiau šiuo atveju iš tikrųjų ratai keičiami, ratus keičia į batus. Sunku suprasti, todėl gal šiek tiek ir natūralu, kad už šitą projektą pasisakyti užsirašė 2 konservatoriai, prieš šitą projektą 4 konservatoriai. Na, bet kolegos iš dešinės išspręs šitos dalykus savo tarpe. Ir paskutinis dalykas apie Urbšio kliedesius, kurie man primena, kad jis taip ir nesugeba atsikratyti specialiųjų tarnybų buvusio žmogaus mentaliteto. Jam būtinai sąmokslo teorija, jam būtinai, kas ten biokūro prekiautojai čia liberalus įtakojo. Povilai, rodai savo intelektą ir mentalitetą. Jeigu tau atrodo, kad kažkas atėjo, įtakojo ir nupirko, tai tu esi ligonis. Niekas mūsų neįtakojo ir nepirko. Mes laisvi žmonės turime savo nuomonę, o tu savo iliuzijose tęsk toliau. Ačiū už jūsų nuomonę. Linas Balsys, nuomonė prieš, nors nežinau, kaip čia Eugenijaus tą nuomonę įvertinti, bet... Tai gerbiami kolegos, iš tikrųjų, labai sunku kalbėti apie įstatymo esmę ir prasmę šitos reformos, nes nevyksta čia jokia reforma. Šios dienos balsavimai parodė, kad laimėjo medienos perdirbimo pramonės interesai, kurių atstovas šįryt 9 valandą ryto kažkodėl sukinėjosi aplinkos apsaugos komiteto prieigose. Nežinia, ar buvo susitikę su komiteto pirmininku, nežinia, ką jie kalbėjo susitikę, nors posėdžio tai nevyko, tačiau tai buvo labai simboliška man jį ten pamatyti. Šios dienos balsavimas atskleidė tikrąją šio Seimo daugumos ir šio Seimo opozicijos veidą. Atskleidė faktą, kad sąžininga, švari, atvira politika tiek valdančiųjų daugumai, ypatingai vadovybė ir viršūnėlėms, tiek opozicijai ir jų viršūnėlėms yra tokia pati tolima realybė, kaip kiaulės troškimas ir galimybė skraidyti. Tai metodai, kuriuos taikė valdančiųjų dauguma, primena, nežinau, galbūt kokiam nors agrokoncerne tai ir taikoma, tačiau tai tikrai ne Respublikos Seimo tinkama politika ir tinkami metodai. Machinacijos, manipulacijos statutu, galimos klastotės komiteto sprendimų, tai yra tie metodai, su kuriais mes susidūrėme. Ir viską vainikavo ir viršavo opozicijos konservatorių parsidavimas už PVM. Tai galbūt politologams tai įdomu, nes pirmą kartą šio Seimo istorijoje susidūrėme su įteisintos politinės prostitucijos atveju. Na, ką padarysi? Gerbiami kolegos, medis auga 80 metų. Netrukus savimi patenkinti giedosite himną, galvokite apie medžius ir apie valstybinius Lietuvos miškus, kurie greitai gali būti valstybiniai miškai be medžių. Sėkmės. Na, dėkojame Linui Balsiui už kandžią jo kalbą. Tiesiog replikuodama pasakysiu, kad galvojame kitaip, gerieji darbai, aišku, labai greitai būna pamiršti ir mes vis tiek darome gerus darbus. Tad Povilas Urbšys teigia nuomonę už. Aš suprantu, kad vieninteliai laisvi žmonės čia yra tik liberalai. Jie gali, sakykime, mestelti tarimus, kad šitas įstatymas gali būti susijęs su stambių medžio apdirbėjų interesais
ir niekas negali kvestionuoti, nes čia yra sveiko proto, laisvų žmonių mąstymas. Man atrodo, kažkada tai jeigu būtų suabejoję Eligijaus Masiulio skaistumu, lygiai tokia pat reakcija būtų buvę išvadinę ligonius. Tai man atrodo, vienaip ar kitaip kiekvienas savo paaiškins, kodėl daromi tokie kulverščiai. Prieš rytą vienas kulverstis, vakare kitas kulverstis. Bet vienaip ar kitaip šitas įstatymo projektas pademonstruoja mūsų politinį brandumą. Ar mes iš tikro pribrendę daryti pertvarkas valstybėje, nežiūrint į tam tikrus ideologinius skirtumus. Ir tai, kas šiandien įvyko, parodo, kad mes galime. Ir matau, kad liberalai irgi po truputėlį atsikvošėja ir jie balsuos už šitą įstatymo projektą. Aš tikiuosi, kad frakcijos socialdemokratų kaip koalicijos partnerių reakcija irgi bus tokia pati. Ir jeigu mes kalbame apie skaidrumą, tai va to įstatymo projektu mes to siekime. Jeigu mes siekime, kad miško tausojimas ir apsauga turėtų būti vienas iš pagrindinių prioritetų, o komercinis interesas tik tiek, kiek neprieštarauja būtent šitam prioritetui. Mes kalbame apie smulkaus vidutinio verslo išsaugojimo vietose. Saugikliai yra sudėti ir svarbiausia dėl socialinio klausimo. Yra aiškiai pasakyta, kad žmonių miškuose nesumažės. Ir jeigu atsitiks taip, kad kažkas tai pasikeis, ar bus mums aišku, kad reikia tobulinti, mes turime vyriausybės projektą, kurį sugrąžinsime ne kur kitur, bet rudenį sesiją ir galėsime tuos dalykus pataisyti. Todėl aš kviečiu balsuoti už šitą projektą visus. Ir nuomonė prieš Paulius Saudargas. Dėkui, pirmininkaujantį. Gerbiami valdantieji, iš tiesų nesu opozicija vardan opozicijos. Remiau nuosekliai, remsiu jūsų kovą su alkoholizmu, projektus remiau ir remsiu. Tačiau kaip fizikas žiūriu visada reikalo esmės. Ir aš nesu prieš reformą miškuose, tačiau aš esu prieš tokią formą, kuria ši reforma už kelių sekundžių bus priimta. Tiksliau, prastumta. 2 kartus pratęsta sesija. Eilė kreipimusi į etikos procedūrų komisiją. Turbūt ši komisija šio klausimu posėdžiavo ilgiau negu aplinkos apsaugos komitetas. Laužomos rankos. Dabar ne tik, kad jūsų pačių ministerija apskundžia 40 Seimo narių vtekui, tame tarpe didžiąją dalį valdančios koalicijos partnerių. Kur tai matyta? Tarpusavį susipykę, ieškote balsų opozicijoje. Jau su koalicijos partneriais balsų nebeturite. Tai klausimas, kaip tokiam kontekste jūs priiminėsite šios reformos tolesnius teisės aktus, įgyvendinsite pačią ambicingą reformą. Žmogiškumo čia taip pat nerasta. Jūsų pačių komiteto narys buvo verčiamas nedalyvauti posėdyje. Dėl ko? Kad jis yra šios srities specialistas, tai kodėl, mėlyjei, būdami švietimo specialistais, buvę docentai, profesoriai, universitetų lektoriai ir dėstytojai, kodėl nenusišalinote visi, kai svarstome su švietimu susijusius klausimus, lygiai tiek pat. Tai gerbiamą Kęstutį Batsvinką, tikrai gerbiu už stuburo turėjimą, už nuomonės turėjimą, tačiau taip, kaip jūs bandėte su juo pasielgti, yra tikrai neetiška, nežmogiška ir tai yra ledkalnio viršūnė, kai buvo bandoma šią reformą prastumti. Nes taip yra dėl ko diskutuoti, galėjome susitarti, galėjome tikrai rasti kompromisinius variantus, mes jūs siūlėme iš opozicijos, galų gale opozicijos balsais jūs ir priimate šią reformą, tai prašom nepamiršti ir džiaugiuosi, kad apskritai yra kažkokia valdanti jėga Seime, nes atrodė ryte, kad visiškas chaosas. Tikrai chaoso nėra, mes susitelkę, va štai vakaras, o šiandien tiek daug Seimo narių ir visi atsakingi. Ir atsakingai dabar, žinodami, priima sprendimą ir balsuoja. Miškų įstatymas priėmimas. Balsavo 110 Seimo narių. Už 82, prieš 16, susilaikė 12.
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas numeris 1671, 2, 4, 5, 6, kuriuo papildėme 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas priimtas. Replikos po balsavimo. Ramūnas Karbauskis. Gerbimi kolegos, šiandien turėdamas progą žurnalistų paklausiau, kaip jam atrodo, kiek kartų per šitos kelis mėnesius urėdai, tie, kurie aktyviai gynė poziciją, kad reformos neturėtų būti, susitikinėjo su manim, kaip didžiausios frakcijos vadovo. Žinot, ką žurnalistas sakė? Aišku, 10. Jums pranešu, vieną ir tai prieš kelis mėnesius, kadangi manė, kad rankas pavyks išlaužyti atskirai kiekvienam žmogui, Seimo nariui, kai buvo iki šioliai. Vieną kartą. Šnekėti apie mūsų nenorą šnekėti. Aš kiek sykiu jos koridoriais susitikinėjau, sakau, ateikit šnekamės. Ką dar galima padaryti? Kokius saugiklius įdėti? Nesišnekėjo, nes manė, kad viskas bus kaip visą laiką. Labai ačiū, kolegos, kad nėra kaip visą laiką. Rimantas Jonas Dagys. Gerbiamas mano kolega, akmens amžius prasidės tada, kai nebeliks miškų, vien tik akmenys. Ką jis turbūt nusekliai to mėginat ir padaryti. Tai čia aš norėjau replikuoti tą prasme, kad gerbiamas Karbauskis pasakė, kad jisai su nieko nesusitikinėjo. Kaip tik, aš manau, su miškininkais ir su jais reikėjo susitikti ir diskutuoti. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir šiandien mes kaltinam visokios kitokiais interesais, bet mes antikorupcinė komisija yra sprendimas ir pažymėta, kas su ko medžiojo, perdirbėjai su dabar jau buvusiu kancleriu. Tai yra antikorupcijos komisijos nustatytas faktas ir FTECO nustatytas faktas. Ne mūsų kiekvienas pamastymas, bet jau fiksuotas dalykas. Tai su tais interesais būtų atsargiau. O tai, kad mes nesugebam normaliai priminėti įstatymų, čia mūsų gėda ir tokio įstatymo, kur prie vieno straipsnio prisiūta krūva pataisų, turint omeny, kad dar ir palikom dar kitą įstatymą priminėti rudenį, kuris gali tam visam prieštarauti, tokio chaoso mes negalime, tai yra tikrai žemos kokybės mūsų darbas. Tai yra mūsų nepošė ir žmonių pasitikėjimo tikrai tas niekiek nepadidins mūsų Seimu. Dėkoju. Vytautas Kamblevičius. Mėly kolegos, per 27 metus tokio forsavimo ir iečių laužimo nėra buvę. Ir kyla klausimas, kas stumia tą reikalą, kas stovi užkuliuose. Mes šiandien turbūt iki galo nebespręsim. Tik aš noriu pasakyti, kad visi kalba, kad turėjo būti bendraut. Aš jums labai atvirai pasakysiu, jokio bendravimo nebuvo su miško bendruomenė. Jei svarstant šius klausimus kaimo reikalų komitete, kaimo reikalų pirmininkas, gerbiamas mūsų Stančikas, kelis kart pažeidė statutą tuo pačiu klausimu. Ta patį padarė ir jūs, gerbiamoji, tuose klausimuose. Tai žiūrėkit, kas verčia tos dalykus daryti nusižengimus. Ir man labai yra negera, kad šiandien taip brutaliai tie dalykai buvo daroma. Ir aš skaitau, gyvenimas įvardins didvyrius. Prieš 27 metus panašiai buvo stumiama žemės ūkio reforma. Tada mes skaitėm, Lietuvoje nėra demokratijos, nauja valstybė. Kolegos, gal apsiribokim keliais sakiniais replikos, o neskaitykime paskaitas. Jūs baigit su savo tais įžuliais pertraukimais. Ačiū. Ačiū gerbiamam Kamblevičiui. Trumpos replikos, o ne paskaitų skaitimas. Gerbiamasis Antanas Matulas. Replika po balsavimo. Nešaukite, ponas Vytautai. Gerai. Ponas Vytautai, aš jūs nutraukiu, nes čia tikrai... Ponas Antanai, prašau, kalbėkite. Etikos komisija, aš manau, turėtų pasirūpinti mūsų kultūrą, bet mes neteiksime etikos komisijai jūsų visų įžeidinėjimų, o tiesiog kviečiam visus nusiraminti, išsakyti savo replikas trumpai ir būsim dėkingi už tai. Maloniai kviečiu Antaną Matulą. Gerbimi kolegos, iš ties prieš kurį laiką
susisiekiau su Biržų ir Pakruojų urėdijomis ir nuvykau į susitikimą, kuriame dalyvavo didžioji dauguma darbuotojų. Ir jie man sako Biržuose, Biržuose išrinkti Seimo nariai pažadėjo nepalaikyti reformos, pavardžių neminėsiu, 2. Sako, kaip jūs darysit? Sako, žinot, jie nelabai galėjo tai pažadėti, nes tai yra jau interesų konfliktas. Aš tikrai pažadu įsigilinti į situaciją, kokias pasiekmes turės regionam ir tada balsuoti. Lygiai taip pat Pakruojo urėdijai buvo įvardinti keli Seimo nariai, kurie buvo ir sako, jie mums pažadėjo. Dabar gavusi atvirkščiai, aš medikas sugebėjau įsigilinti, kad vis dėlto regionams tai bus labai nenaudinga. Aš suprantu, kad reikalinga reforma, bet kolegos netokiais būdais, nes žiūrėkit, paštai optimizuojami, ligoninės optimizuojamus, mokyklos optimizuojamus, urėdijos optimizuojamus, kelių tarnybos optimizuotos, po kelis darbuotojus atleidinėjama. Kas lieka regionuose, kolegos? Ir aš manau, kad kitais metais, kada lyginsime migracijos mastus, mes turėsim dar 10 000 daugiau žmonių išvažiavusių, ypatingai iš regionų, iš Lietuvos. Tai kas prisims atsakomybę už tokią reformą, kada regionams nebuvo pasiūlyta nieko? Ačiū, Antanai. Virginija Vingrienė kantriai laukia. Tikrai labai kantriai laukia, manau, kad tikrai nusipelniau žodžio. Pirmiausiai, tai noriu tikrai padėkoti visiems už balsavimą ir kelio atvėrimą pažangai. Be abejo, kiekvienas pokytis yra lydimas baimių, nežinomybių, bet tai yra svarbu ir ta pati urėdijų reforma susilaukė tikrai daug ginčų, bet tie ginčai reikalingi tam, kad rastumėm protingus kompromisus. Ir be kompromisai vyriausybės pateiktam įstatymo projektui, dėja labai gaila, bet kolegos liberalai, su savo pasiūlymu ypatingai aplinkos komiteto metu buldozerių prastūmė savo siūlymus, šiek tiek, mums suteikia galimybę mažesniems kompromisiniams sprendimams, bet mes turime šiandien tai, ką turime ir aš manau, kad ateityje toliau dirbsime ir rudenį priimsim tikrai geresnius saugiklius, užtikrinančius miškininkystės sektoriaus pertvarką ir pažangų ūkininkavimą. O vyriausybei tikrai norėčiau palinkėti, kad efektyviai vykdytų šios svarbios ūkio šakos reformą ir dialogo keliu, kalbėdamas su miškininkais, su visoms suinteresuotomis pusėmis. O Seimas savo parlamentinės kontrolės būdu užtikrinsime tikrai šios reformos įgyvendinimą ir visų miškininkų bei visos visuomenės lūkesčius. Dėkoju. Andrius Kubilius. Tai, gerbiami kolegos, aš čia ne apie turinį reformos, kuris savaime suprantamas buvo ir mes apie tai ir savo rinkimų programoje kalbėjom, bet apie tai, kaip tokios reformos Lietuvoje yra svarstamos ir priimami dėl jų sprendimai. Tai aš noriu pastebėti, kad valdanti koalicija, kuri bent dalis jos yra suabejojusi jos egzistavimo prasme, už šį reformos paketą davė 48 balsus. Jeigu ne konstruktyvi Tėvynės sąjungos laikysena, tai gerbiami kolegos, jūsų prasmė būtų nulinė. Tai aš tikrai raginčiau koalicijai pagaliau išsiaiškinti savo egzistavimo prasmę, vyriausybei irgi išsiaiškinti prasmę, kur jinai yra ir su kuo jinai dirba, kad daugiau mes ir visa Lietuva nebūtumėm kankinami jūsų prasmės labai skausmingais paieškomis. Dėkoju ir Dainius Kreivys. Aš tikrai džiaugiuosi, kad mes, nepaisant poziciją ar opoziciją, tai padarėme. Aš šios dienos asmeniškai laukiau 8 metus. 10 metais mes pradėjome Ūkio ministerijoje valstybės valdomų įmonių reformą. Pirmieji krito valstybė valdė energetikai. Po to atėjo laikas Lietuvos geležinkeliams, šiandien krito paskutinis bastionas. Taigi visiems balsavusiems ačiū. Koju Dainiui Kreiviui ir paskutinis replika po balsavimo Povilas Urbšys. Aš suprantu, kad gerbiamam Andriui Kubiliui sunku pripažinti, kad yra kitas frakcijos lyderis ir jisai sugeba spręsti šitas problemas taip, kaip Andriui Kubiliui nepavyko išspręsti iki šiol. O jeigu kančia, dirbti Lietuvai yra kančia, tai ką dabar padarys? Ačiū visiems gerbėmieji, priimtas įstatymas, toliau posėdžiui pirmininkauja Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Dar dirbame toliau, nes liko 5 labai svarbus įstatymai.
Du 1B darbotvarkės klausimas 13P981 valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Nieko nekviečiam, niekas kalbėti nenori. Pritariam pasvarstyti. Ar Eugenijus Genčilas? Trumpai ir visiškai tikrai baigiant miškų reformos įstatymą, dėkoju, kad pagaliau kūlversčiai baigėsi, tai neleidžiama pristatyti, tai balsuojama. Povilai iškeikiai, ką tik tais konservatorius, bet be jų nebūtų įvykę, kaip ir be mūsų. Ačiū. Na, va, mėly broliai valstiečiai žalieji, ir gavot, nuėjot su velniu boliauti dėl miškų ir tie žmonės parodė, ką jie galvoja apie jūsų darbus ir ką jie kalba.